Sveiki, baigėsi lapkritis, o man rankos vis niežti ir aš noriu viską nors apgenėti, apkarpyti, pagražinti. Tai šiandien užsiėmiau štai šitos kalninės pušaitės genėjimu. Jinai buvo labai apaugusi šakomis, tokia visa pūkuota, mažas pūkuotukas su daug šakelių. Aš mėgstu, kai medžių, ypatingai spygliuočių, matosi šakų struktūra, kaip išsidėstę šakos, kaip išsidėstęs priešaknis, tiksliau šaknis prie kamieno. Štai šita dalis. Man patinka, kai yra atidengtos šaknis. Nuėmiau gana nemažai šakelių, vat štai tokia krūva, tikrai daug. Trečdalis tai tikrai, jeigu nedaugiau. Bet jai nepakenks šitas dalykas. Kitoje pusėje šakelės truputėlį apnyko, nes jos buvo labai užtamsintos. Štai čia. Iš šitos pusės numetė daug spyglių ir tokia šita vieta, tokia tuštoka gavosi. Tai va šitas dar reikėtų truputuką nuimti, bet va čia va irgi yra tuštoka, tai aš jas pritrumpinsiu gliukus, kad jos išleistų papildomus pumpurėlius, va čia miegančius probudintų ir išleistų šakeles mažytės. Ir tada šitą šaką nuimsiu ir į šitą pusę auginsiu šakeles. Ir va čia va reikėtų, kad šakelė truputėlį eitų labiau į priekį. Atidengsiu ją šviesos daugiau, kad jinai galėtų tą daryti. Žodžiu, ją toliau formuosiu, nes nenoriu, kad jinai būtų visa tokia užgožta šakomis, o viduje plika. Vat kažkas tokio. O dabar genėsiu Hortensia Living Touch of Pink. Jau sniegelis aplinkę iškritęs, neištirpęs, šiek tiek vėsokas oras, bet noriu ją apgenėti rudenį, kad jinai pavasarį nepradėtų ant šitų plonyčių šakelių auginti pumpurų. Tam jinai išeikvos daug jėgų ir nereikia, kad jinai taip darytų. Dar žiūriu, čia ir grybų pas mane pridygo. Šiek tiek buvo spygliukų iš miško įdėta į žemę, į kurią persodinau ją, jinai augo šiek tiek toliau. Čia prie šitos rožės, tarp rožės ir šitos pušaitės. Aš ją patraukiau šiek tiek į šoną, nes ten buvo jau labai užgožta viskas vienoje krūvoje. Tai dabar jinai turės šiek tiek čia daugiau vietos. Kadangi jinai augina labai daug tokių smulkių šakučių ir ant jų po to augina žiedelius. Jų žiedeliai būna nedideli žiedynai, bet jų būna daug ir labai gražu. Bet ant tokių smulkių jau visiškai mažų šakelyčių, tai tikrai niekas nebeužaugs. Todėl genėsiu taip, kad kuo mažiau liktų tų pačių smulkiausių šakų. O čia yra jinai išleidusi ūglį tokį neblogą iš tos šakos. Tai aš šitą šaką iki čia
nukirpsiu, kad jinai galėtų toliau šakotis. Štai kokia šluota. Tiesiog šluota. Čia irgi yra, vat, kaip du, dar žemiau du augliai neblogi. Bet šitas vat jau labai arti šitų abiejų, tai manau, kad aš jį irgi iškirpsiu. Bet tą padarysiu šiek tiek vėliau. Pirmiausia, noriu iškarpyti tai, kas dar yra nereikalinga. Štai va šitą šakelę nukirpsiu, nes jinai yra mažytė ir irgi labai tokia tankėjusi. Šitą šaką irgi pritrumpinsiu, nes štai kokie yra jos galai. Pritrumpinsiu aš ją iki štai šitos vietos. Bus toksai drastiškesnis šį kartą genėjimas. Čia irgi šakutė labai maža. Irgi aš ją nukirpsiu štai taip. Nebus čia daug žiedų ateinačią vasarą, bet reikia suformuoti šiek tiek skeletą, tokį normalesnį. Ir norėčiau, kad jinai pradėtų leisti daugiau tokių stipresnių atžalų. Šitą smulkę irgi iškirpsiu. Ir šitą irgi seną šaką su daug smulkių šakučių irgi pritrumpinsiu. Štai šitoje vietoje. Na, ne, kažkas čia ir beliko. Taip, šitą teks iškirpti, nes jinai labai jau pinasi su kitomis. Išlinkusi. Štai taip. Nebent dar galėčiau padaryti variantą, ją atlenkti šiek tiek į tą pusę ir pritvirtinti. Gal taip ir padarysiu. Pritvirtinsiu prie kitos šakelės ir aš tikiuosi išlaikys savo šitą formą. O šitą šakelės irgi pritrumpinsiu. Štai tiek. Šitą tiek. Ir šitą tiek. Gal trumpiau šiek tiek. Nelabai čia yra, vis dėlto gal aš čia iškirpsiu visai. Taip, ir šitą irgi reikia nukirpti. Taip ir padarykim. Aš jos ankstesniais metais praktiškai negenėjau, todėl jinai man pražysdavo labai anksti ir labai anksti nužydėdavo. Ir matyt, dėl to, kad būdavo šiltas dar pakankamai oras, kai
jinai būdavo savo žydėjimo pačiame pike. Labai greitai nuruduodavo, netgi nespėjusi gražiai parausti. Esu mačiusi panašią labai hortenziją, nežinau tikrai, ar čia buvo jinai būtent šita hortenzija ar ne, bet mačiau ją rudenį labai gražiais rožiniais žiedais. Tai vis dėlto aš manau, kad jeigu aš tokiu trumpu genėjimu pavėlinsiu jos žydėjimą, labai gali būti, kad jinai vėliau pražydusi ilgiau laikys savo gražius žiedus ir rudenį, tiksliau vasaros pabaigoje, jinai gražiai paraus. Šiaip iki šiol jinai pas mane būdavo nuo baltos spalvos pereina prie tokios žalsvai rusvos, paskui rudos. Na, savotiškai irgi neblogai atrodydavo, bet norėčiau pabandyti trumpiau pagenėti, pavėlinti žydėjimą ir pasižiūrėti, ar bus ten tie rožiniai žiedai pas ją ar ne. Čia yra dar vienas krūmelis Living Touch of Pink hortenzijos. Jaunesnis gerokai už aną, kurį ką tik apgenėjau. Ir aš jį irgi pagenėsiu drastiškai dabar taip pat kaip ir aną. Gal nesusitrukdys žydėjimas. Reikalas yra tas, kad anksčiau, kai aš ją smarkiau pagenėdavau, jinai iš vis man nepražysdavo. Tai gal dėl to, kad buvo labai jauna, nors aš galvojau, kad dėl to, kad aš ją nugenėdavau. Na, bet pasižiūrėsiu, pabandysiu šiemet. Šitos gal taip trumpai negenėsiu, šiek tiek labiau pagailėsiu aš jos. Matosi, kad dar jo žiedukai tokie miniatiūriniai. Tokie žiedynai. Nu, va, šitą palikau šiek tiek aukščiau, daug ilgesnės šakelės. Na, nežinau, kas iš jos bus. Nežinau, tikrai. Bus matyti. Pažiūrėsim pavasarį, kai jinai pradės atželti. Pasižiūrėsim, kaip augina šakelės ir pagal tai bus matyti tada, kaip jinai žydės ar nežydės, kokie bus žiedai. Žodžiu, vieni eksperimentai. Kai paėmų sekatorių į rankas, mane sunku sustabdyti. Todėl šiandien aš dar apgenėjau sausmedžius. Pas mane yra 3 sausmedžiai. Jie labai skirtingo amžiaus. Šitas yra seniausiai augantis pas mane. Auga taip vertikaliai aukštyn. Štai šitas yra toksai iš išvaizdos didžiausias. Jisai yra visiškai kitoks, auga į šonus ir uogos jos skirtingos. Šito sausmedžio uogos yra skaniausios iš visų 3 mano sausmedžių. Jos yra tokios beveik apvalios,
gana nemažas ir tikrai labai gero skonio. Tuo tarpu va šitos sausmedžio uogelės yra labai smulkios ir rūgščios. O čia yra dar vienas mano naujausias sausmedukas. Ir jisai dar yra visai mažiukas. Sausmedžiai linkę labai daug leisti šakelių naujų. Jie labai sutankėja greitai, todėl juos reikia gana dažnai apgenėti. Vat ant šito sausmedžio matosi, kiek daug prileista naujų šakelių. Saulė, kai apšviečia, matosi tokios rudos, lygios, gražios šakelės, tai yra naujos šakelės. Na, tai yra labai gerai, nes galima tada senesnės išpjauti, jaunesnės palikti. Taip krūmas atsijaunina. Dar praretinau porą agrastų. Štai vienas krūmas, štai čia kitas. Jie buvo labai sutankėję, priauginę labai daug naujų šakelių, smulkių tokių. Tai vat tas šakeles, kurios buvo labai užtankinę krūmo vidurį, prakarpiau, palikau stipriausias šakeles ir krūmas pasidarė toks laisvesnis, erdvesnis, nebeužtankintas, nes šią vasarą, kadangi ir buvo labai drėgna, buvo vėsoka ir šitą agrastą, va būtent šitą, užpuolė man miltligė, tai norėjau dabar jį gerokai praretinti, kad krūmas galėtų laisviau kvėpuoti, daugiau vaikščiotų oras tarp jo. Čia yra kitas agrastas, kuris netaip smarkiai tankėja, kaip anksčiau rodytas, bet vis tiek agrastai turi savybę priauginti irgi daug naujų šakų, kai kurios būna labai kokybiškos, gražios, kitos būna menkavertės. Tai vat tiesiog išpjaunu po vieną kitą senesnių šakų ir palieku naujesnių, kad krūmas šiek tiek kiekvienais metais atsijaunintų. Na, tai turbūt tiek šiandien veiklos sode. Patenkinau savo nenumaldamą norą ką nors apkarpyti, apgenėti. Oras šaltas, jau norisi namo, norisi šilumos, norisi šiltos arbatos. Todėl aš su jumis atsisveikinu. Iki kito karto.